Vilniaus halės turgavietė pernai šventė 110 metų jubiliejų ir buvo tokia kilo mintis halės vadovui, ponui Alfonsui, kad reikėtų išleisti knygą. Sukontaktavo su leidykla Aukso žuvis ir šita idėja tai buvo subrandinta. Jie savo ruožtų ieškojo autorių kolektyvų, istorikų ir mes jiems gana, manom, produktyviai bendradarbiavom. Praktiškai knyga parašyta nuo nulio, ankstesnių tokių šaltinių nebuvo labai. Turbūt pats pagrindinis toksai, bent jau architektūrinių požiūrių, tai jau buvo parengusi Jolė Lukšinytė Tolvaišienė, amžinatilsį. Jinai, žodžiu, buvo parašiusi apie Vaclovo Michnevičiaus biografiją straipsnį ir jau ruošė rašyti jo monografiją apie visą jo kūrybą. Tai buvo kaip ir pagrindinis Vilniaus turgus, bent jau 20 amžiaus pradžioje jo ir darbo laikas buvo ilgesnis negu kitose Vilniaus turguose ir ten buvo toks kaip ir supermarketas, atitiktų mūsų laikus, nes ten visko prekiaudavo ir maistu, ir drabužiais, ir paveikslais, antikvariniais daiktais, žodžiu, toks margas asortimentas. Tiesiog bet kuriam žmogui, kuris ateina į tą vietą, jisai gali būti tikras, kad stovi tiesiog istoriniu požiūriu visiškai užtikrinančių testinumą, nes ten turgus iš įvairiausių šaltinių yra žinoma, kad galbūt veikia net iki pastatant Vilniaus gynybinę sieną.